2020-ieji. Pasaulio ypatingi metai, kai visi stojo į kovą su nematomu priešu – COVID-19. Neišimtis Lietuva ir Lietuvos policija, kuriai teko susidurti su begalė iššūkių. Pranešimų, kad nesaugote savęs ir aplinkinių, gauname vis daugiau. Labai prašome, saugokite save. Bendruomeniai pavyko susitelkti, būti matomiems ir girdimiems. Svarbiausia, pavyko apsaugoti policijos pareigūnus ir darbuotojus, aprūpinti juos būtiniausiomis priemonėmis, perorientuoti veiklą, sukurti naujus veiklos algoritmus ir efektyviai užtikrinti policijos funkcijas ir įgyvendinti naujai iškeltus uždavinius. Aš saugau save ir kitus, o tu? Ar tapome labiau mylimi? Policijai teko taikyti nepopuliarias priemonės. Pasitikėjimas visuomenėje nuo 75% sumažėjo iki 73%. Bet jei pareigūnų darbas padėjo išgelbėti bent kelias gyvybės, esame tikri, savo darbą atlikome gerai. 2021 m. rugpjūčio 10 d. prie Seimo vykęs protestas prieš COVID-19 ribojimus išaugo į riaušes, kurių metu nukentėjo 23 pareigūnai. Ateičiai išmokta pamoka – telkti iš kitų policijos įstaigų pajėgumus, kad policijos pareigūnai būtų maksimaliai pasirengę veikti bet kokioje situacijoje. 2021-aisiais Lietuvą užklupus nelegalios migracijos krizei, valstybės sienos apsaugos tarnybai į pagalbą nelegalios migracijos kontrolei užtikrinti buvo skiriamos Lietuvos policijos pareigūnų bei Lenkijos policininkų pajėgos. Šalies policijos pareigūnai nelegalių migrantų laikinųjų stovyklų prieigose užtikrino viešąją tvarką, gyventojų ir pabėgėlių priėmimo centro darbuotojų saugumą, vykdė pabėgimų iš pabėgėlių priėmimo centrų prevenciją. – 2022 m. vasarį visą pasaulį ir Lietuvą sukrėtė karas Ukrainoje. Lietuvos policijos bendruomenė neliko abejinga nuo karo nukentėjusiems ir už savo laisvę kovojantiems ukrainiečiams. Lietuvos policija Ukrainos institucijoms perdavė humanitarnės pagalbos, kurią sudarė automobiliai, aprangos komplektai, minų ieškikliai, kompiuterinė įranga, pirmosios medicininės pagalbos priemonės, šalmai, neperšaunamos liemenės, kitos priemonės. 20 karo metu sužeistų Ukrainos policijos pareigūnų Lietuvoje buvo suteiktos sveikatinimo paslaugos. Į Lietuvos policijos organizuotą stovyklą pakviesti vaikai iš Ukrainos. Rinktinės Aras išminuotojai pristatė Ukrainos pareigūnams humanitarnės pagalbos siuntą. Išminavimo robotas su priekaba organizavo mokymus, sprogmenų neutralizavimas po vandeniu. Lietuvos policijos pareigūnai dalyvauja ir karo nusikaltimus Ukrainoje tyriančios jungtinės tyrimo grupės veikloje. Приехали предоставить помощь, будем работать на месте преступления, помогать собирать улики и прочие действия проводить. Lietuvos policijoje įdarbintos ukrainietės kartu su Lietuvos pareigūnais dalyvauja apklausose, prevenciniuose pokalbiuose, atlieka kitus būtinus darbus. – 2023-aisiais iššūkiu tapo NATO viršūnių susitikimas Vilniuje. Į Lietuvą atvyko 48 užsienio delegacijos, 2400 narių. Tarp jų buvo 40 valstybių vadovų ir 150 kitų aukšto rango politikų. Kruopštus pasirengimas, nuolatinis bendradarbiavimas su institucijomis ir partneriais, profesionalus ir pasiaukojantis pareigūnų darbas lėmė tai, kad NATO viršūnių susitikimo metu Lietuvos policijos pareigūnai tinkamai atliko savo pareigas. Policijos pareigūnai dar kartą įrodė, kad yra tikri profesionalai ir puikiai geba atlikti jiems pavestas funkcijas, užtikrinti viešąją tvarką ir gyventojų saugumą. Viešąją tvarką kiekvieną parą užtikrino nuo 1000 iki 1500 policijos pareigūnų. Renginio saugumą puikiai vertino ir už saugumą atsakingi užsienio kolegos.
Šiais metais šalies policijos pareigūnų susitelkimo ir profesionalumo dėka atskleistas sunkus ir itin didelį atgarsį visuomenėje sukėlęs nusikaltimas – mažametės mergaitės pagrobimas Kaune. Paiešką vykdė šimtai policininkų, jiems į pagalbą atėjo savanoriai iš visos Lietuvos. Kiekvienas rezultatas yra rezultatas, tai tęsiam tada toliau paieškas sekančiuose sektoriuose. Policija dėkinga žmonėms tikėjusiems ir pasitikėjusiems Lietuvos policijos pareigūnais. Mergaitė surasta ir išvaduota iš pagrobėjo gniaužtų. Įtariamasis sulaikytas. Nėra abejonės, kad jūs dirbate labai gerai ir tikrai pagarba didžiausia jums už tą darbą, kuris buvo padaryta. Profesionalumas ir maksimalus susitelkimas leido ištarti žodžius, kurių laukė visi. Mergaitė grįžta namo. 2023 m. rugpjūtis. Įžūlumu pasižymėjo išpuolis Laisvės alėjoje Kaune, kai kaukėtų vyrų būrys strypais ėmė talžyti kavinėje sėdėjusius asmenis. Pareigūnai operatyviai nustatė įtariamuosius ir nuramino visuomenę. Tamsus mafijos laikai negrįžta. Policija tokių išpuolių netoleruoja ir darys viską, kad ateityje panašūs įvykiai nepasikartotų. 2023-aisiais prasidėjo intensyvios hibridinės atakos, per kurias šalies ugdymo ir kitos įstaigos bei organizacijos sulaukė laiškų su grasinimais apie padėtus sprogmenis. Policija ėmėsi lyderystės ir pasiuntė žinią visuomeniai, gavus tokius laiškus išlikti budriems ir vykdyti policijos parengtas rekomendacijas. Viena opiausių pastarųjų metų problemų – narkotinės medžiagos ir jų pasiekiamumas jaunimo tarpe. 60 minučių. Tiek moksleiviai užtrunka gauti narkotinių medžiagų. Pranešimų gausa dėl narkotikų mokyklose verčia policijos pareigūnus imtis naujų priemonių – sutelkti ir suburti šalies bendruomenę bendram tikslui apsaugoti Lietuvos moksleivius ir jaunimą. Nuo šių metų vasario startavo Lietuvos policijos pasitikėjimo telefono linija narkotikams ne. Visuomenė įsitraukė į šį projektą ir aktyviai teikė informaciją pareigūnams. Policininko darbas ne tik didžiulė atsakomybė, bet ir kasdienė grėsmė. 2020 m. gegužę policijos pareigūnų bendruomenę sukrėtė skaudus įvykis. Atlikdamas tarnybą nuo įtariamojo kulkos žuvo Mažeikių rajono policijos komisariato pareigūnas, vienas žymiausių šalies kinologų Saulius Žymantas. Tragiškai pasibaigęs paauglių pasivažinėjimas BMW 2023 m. lapkritį. Atostogų metu eismo įvykyje žuvo Trakų rajono policijos komisariato pareigūnas Saulius Lipskis. – 2021 metais policijoje startavo pačių inicijuota naujovė. Patruliuoti elektroninėje erdvėje pradėjo virtualus patrulis, kurio pagrindinė užduotis – nusikalstamų veikų ir administracinių nusižengimų prevencija elektroninėje erdvėje. Prieš 3 metus optimizuotas areštinių tinklas. Šalyje paliktos veikti 5 policijos areštinės – Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio miestuose. 2022 metais nepertraukiamai 7 dienas per savaitę vykdyti funkcijas pradėjo Policijos departamento pajėgų valdymo valdybos 3 skyrius, kurio pagrindinė funkcija užtikrinti nuotolinį reagavimą į policijos gaunamus pranešimus apie įvykius, į kuriuos nebūtinas skubus policijos reagavimas ir policijos pajėgų siuntimas į įvykio vietą. Duris visiems miestiečiams ir Vilniaus miesto svečiams atvėrė šiuolaikiškas Lietuvos policijos muziejus, kasmet sutraukiantis tūkstančius lankytojų, norinčių daugiau sužinoti apie policijos istoriją, darbą ir naudojamas priemones. 2023 metais įsigaliojo apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje orderis, naujas įrankis, kuris orientuotas į pavojų patiriančio asmens apsaugą. Smurto riziką patiriantys asmenys realios pagalbos sulaukia čia ir dabar, ir tai ženkliai mažina riziką, kad jie ateityje taps nusikaltimo aukomis.
Siekiant efektyvinti policijos sistemos veikimą 2020-aisiais pradėtas eksperimentas. Telšių bei Šiaulių apskrityse esančių policijos komisariatų veikla organizuojama apygardos principu. Neatsisakoma tikslo ateityje pereiti prie 5 apygardų valdymo principo. Dar vienas pokytis – 3 specializuotos policijos įstaigos – kriminalistinių tyrimų centras, kelių policijos tarnyba ir antiteroristinių operacijų rinktinė ARAS tapo policijos departamento padaliniais. Nuo 2019 metų policijos biudžetas padidėjo 42 procentais iki 334 milijonų eurų. Už tai sakome ačiū, o kiekvienas valstybės euras investuotas į visuomenės saugumą, panaudotas atsakingai ir tikslingai. Atidaryti nauji policijos pastatai Kaune, Panevėžyje, Vilniuje, sostinėje rekonstruotas policijos stadionas, modernizuoti Kauno, Tauragės, Šilalės, Rietavo, Neringos policijos komisariato pastatai, suremontuotos sporto salės, šaudyklos, įsigyta naujų automobilių, įrangos, uniformų, ginkluotės ir specialiųjų priemonių. Jau 11 šalies savivaldybių skiria lėšų jaunų policijos pareigūnų pritraukimui. Savivaldybė skiria stipendijas besimokantiems pareigūnams arba vienkartines kelių tūkstančių eurų išmokas. Pavyzdžiui, sostinėje darbą pasirinkusiems jauniems policijos pareigūnams skiriama 10 000 eurų išmoka. Kita skatinimo priemonė – lėšos būstui įsigyti. Pavyzdžiui, Šilutės, Raseinių ar Mažeikių rajono savivaldybės numatė iki 20 000 eurų piniginių lėšų gyvenamojo būsto įsigijimui minėtų rajonų savivaldybėse. Džiaugiamės, kad mūsų programa pareigūnai pasinaudoja, kad pas mus ateina dirbti nauji žmonės ir atėję dirbti, natūralu, kad jie kuria ir šeimas, kuria savo gyvenimą, ateitį būtent čia pas mus Mažeikiuose. Džiaugiamės, kad aktyvi 2022-2023 metų pritraukimo į policiją kampanija davė puikių rezultatų. 2023 metais sulaukta rekordinio skaičiaus prašymų studijuoti Lietuvos policijos mokykloje, o drąsi ir ambicinga kampanija Stok į policiją įvertinta ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. New Yorko geriausių pasaulio reklamų festivalio New York Festivals Advertising Awards apdovanojimuose interaktyvus žaidimas Stok į policiją pelnė sidabro apdovanojimą. Ar čia taip pat įmanoma ginti, saugoti ir padėti? Atsakymą jau čia pat. Pasaulinių komunikacijos rinkos apdovanojimų Sabre Awards metu projektas buvo pripažintas geriausių žaismo meta visatoje projektu bei geriausių komunikacijos darbų Baltijos šalyse. Be to projektas buvo pripažintas efektyviausia mažo biudžeto viešojo sektoriaus komunikacijos kompanija Password 2023 apdovanojimuose. Pareigūnų trūkumas išlieka viena opiausių problemų, tačiau praėjusių metų rezultatai, kai atėjusių darbuotojų buvo daugiau nei išėjusių, nuteikia optimistiškai. Tikime, kad išlaikyti esamus pareigūnus ir pritraukti naujų galime tik veikdami bendrai bei kryptingai. Nusikalstamumas niekur nedingsta, bet esame pasirengę imtis lyderystės, taikyti moderniausias priemones ir Lietuvos žmones ginti, saugoti bei jiems padėti.